Sveiki, rašytojų ir knygų bičiuliai. Jūs klausotės Kauno literatūros savaitės tinklalaidės. Ši tinklalaidė rengiama literatūros savaitės klubo pagrindu, kuriame jau 4. sezonas susitinka profesionalūs literatai ir aistringi skaitytojai. Pirmajam tokio tipo klube šalyje pristatome Lietuvos ir pasaulio autorių knygas, ginčijamės, peikiam ir giriame, kalbame apie įdomiausias leidyklų naujienas, atkasam primirštus šedevrus, sklaidom romanus, bet nepamirštam ir kitų žanrų. Literatūros savaitės klubą rengiame kartu su Maironio Lietuvių literatūros muziejumi. Kviečiu Jūs pasiklausyti 5-osios tinklalaidės, kurioje žvalgomės, kas naujo ir kas gero lietuvių žanrinės literatūros baruose. Aptarsime Antano Marcelionio trilerį Master versija 1.1, Kosto Strielkūno detektyvą Mieste nebetiki velniais ir Gintauto Ivanicko maginės fantastikos romaną Tamsa ryja tamsą. Diskutuoja kino režisierius Ignas Miškinis, literatūros apžvalgininkė Agnė Cesiulė, rašytojas Laurynas Katkus ir visi klubo dalyviai. Jungiame Maironio muziejų Kaune. Pirmiausia, norėjau tavęs klausti, Ignai, mes čia prieš kurį laiką buvom susitikę knygyne ir aš su tokia malonė nuostaba supratau, kad tu esi labai apsiskaitęs. Ne, taip aš. Ir apsiskaitęs būtent šiuolaikiniai lietuvių literatūrai, kurioje atžvilgiu nemažai mūsų kartos žmonių ir jaunesnių žmonių, taip švelniai, sakykime, turi tam tikrų rezervų. Ir norėjau paklausti tavęs apie tą santykį su šiuolaikinė literatūra, su lietuviška knyga. Ar čia, kas čia yra labiau? Ar čia tavo pomėgis, pramoga, ar darbo, susijęs su tavo darbu, kaip čia yra? Šiaip daugiau susiję turbūt su darbu. Taip išėjo, kad čia prieš kurį laiką teko iššokti į ekranizacijų pasaulį ir staiga kolegom taip pasidarė aišku, kad taip visada ir buvo. ir teko pradėti daugiau skaityti, nes vis daugiau knygų atsirado. Tada dar kelis kartus teko bendradarbiauti su knygų mugės metu, ten toks renginys vyksta, knyga ir kinas. Ir iki knygų mugės, ten likus keliam mėnesiam, jie surenka tam tikrą kiekį, kartais jis būna nejuokingas, tiesiog tai tampa darbu, nes per porą mėnesių ten kokį 20, kartais ir daugiau knygų. Tai ir toks atsirado jau sekantis žingsnis, pusiau hobis, pusiau įprotis, kad reikia paskaityti, ką šiuo metu rašo lietuviai. Ir ta distancija arba tas toks nusiteikimas, neatsimenu, ar jis buvo, bet jis tikrai dingo. Linkiu, kad jisai šiaip visiems dingtų, neatsirastų ir mes išsivaduotumėme iš to komplekso, kad čia lietuviška. Tai man atrodo, čia reikia pamiršti šitą. Tai iš tikrųjų, mes čia šiandien norim pašnekėti apie 3 knygas, kurias visas parašė lietuvių autoriai. Išsirinkom 3 knygas. Tai Antano Marcelionio trilerį Master versija 1.1, Kosto Strielkūno detektyvą Mieste nebetiki velniais ir Gintauto Ivanicko fantastinį romaną Tamsa ryja tamsą. Pradėkim nuo Marcelionio, kurį sutiko pristatyti Agnė. Sveiki visi. Antanas Marcelionis debiutuoja turbūt kaip literatūroje su šita knyga. Šiaip jisai yra programuotojas, Šaulių sąjungos narys, įvaldęs kalnų dviratį, jachtas, dvivietės buriuoja, taip. Ir netgi dalyvavo Europos dviviečių jachtų jūrinėme čempionate, atstovavo Lietuvą, kiek aš skaičiau, tai berods jie vieninteliai su kolega ir atstovavo Lietuvą.
akivaizdu, kad ir visos šitos jo veiklos, profesijos padėjo jam ir knygą parašyti, nes visa tai susijęs su tuo, kas yra knygoje. Tai mokslinė techno-trileris, fantastika, karo fantastika arba artimosios ateities fantastika. Knygą išleido pats autorius, ne kokia nors leidykla, 24 metų pabaigoje. Ir, dažnai literatūros laukia apie savilaidas, mes šiek tiek žvelgiame kritiškai galbūt arba kažkaip atsargiau. Tai šiuo atveju ta savilaida nesutrukdė nei patekti į 24 metų knygos ilgąjį sąrašą, 10 geriausių knygų prozos kategoriją, taip pat tarptautinėme konkurse Silver Falcon laimėjo 1 vietą Skyfi kategorijoje ir 3 taip pat, žodžiu, yra įvertinta taip pat ir tarptautiniam lygmenyje. Kas dar man pasirodė įdomu, kad knygos pradžioje yra QR kodas, kurį nuskenavus galima patekti į knygos tinklapį, kuriame yra ir autoriaus įvairūs interviu, atsiliepimai apie kitų žmonių atsiliepimai apie knygą. Tenai galima atsidaryti elektroninę versiją, kuri yra nemokama ir taip pat galima knygą užsisakyti popierinę. Ir be abejo kviečiama palaikyti ir remti Ukrainą. Taigi ir pati knyga yra apie Ukrainą. Veiksmas vyksta 28 metų vasarą, rudenį. Pasakojime, kas yra iki 24 pabaigos, yra kaip ir faktai, o nuo toliau jau yra autoriaus išmonė ir vaizduotė. Veiksmo vieta, tai taip karo zona Ukrainoje ir tokioje pilkojoje zonoje pagrindinis veiksmas prasideda ir vyksta, paskui keliasi į kitur. Pagrindinis veikėjas karys Martynas keliauja rinkti informacijos, ieškoti jų pėdsakų, atlikti užduotis į tą teritoriją ir ten visai kaip veikia. Pagrindinis ginklas be abejo yra dronai kare, tačiau ne vien tik tai. Yra toksai naujas sukurtas War Video tinklas turbūt internetinis, taip turbūt reiktų vadintis, kažkas tarp YouTube ir TikToko, kur yra keliami tiesiogiai, filmuojami įvairūs karo vaizdai, užpuolimai, priešo nugalėjimai ir tada žmonės ten prisijungia, komentuoja, seka. Ir tos tiesioginės transliacijos arba streamai sulaukia labai daug peržiūrų ir streameriai sulaukia taip pat turi daug sekėjų, iš to kaupiasi pinigai, kurie, šis veikėjas taip pat yra streameris ir jisai teigia, kad jo pinigai keliaus į Ukrainos atstatymą. Tačiau ne tik tai, sužeidimo metu jis praranda plaštaką kairėje ir taip nutinka, kad jį kreipiasi Etonas Taskas, Elono Musko prototipas ir pasiūlo įsidiegti į galvą, į smegenis mikroschemą ir taip pat tokią elektroninę ranką, kuri ten turi įvairiausių techninių galimybių. Siužetas iš dalies iš tikrųjų yra nuspėjamas. Iš dalies tai reiškia, kad jauti arba žinai, kas įvyks, bet kaip ir nežinai, kaip tai įvyks ir visą tai dėl to kyla intriga. Knygos kalba yra sklandi, lakoniška, šiek tiek primena tokių socialinių tinklų kalbą, pilna šiuolaikinio žargono. Tiesa, yra labai daug išnašų, kurios paaiškina kiekvieną žodį. Vaizdžiai ir įtikinamai aprašyta aplinka, teritorija, bet tik tiek, kiek mums reikia suprasti veiksmui. Viskas taip aišku, racionalu, konkretu ir jausmai kylantis skaitant šią knygą irgi tokie nedviprasmiški, labai kaip ir aišku, kas čia vyksta ir jie tokie aštrūs, tiesioginiai, be kažkokių išvedžiojimų. Šiaip pati naratyvinė visa forma primena tokį adrenaliną keliantį, savotiškai smagų išgyvenimo kompiuterinį žaidimą, nežinau, šaudyklę ar kažkaip karo kažkokį tai žaidimą kovos.
O pats pasakojimas tiesiog, varo ir knyga perskaitoma vienu ypu, aš manau. Mano kukliu vertinimu, man atrodo, kad šita knyga iš visų 3 vakaro aptariamų yra labiausiai žanrinė. Tai o kaip jums atrodo, kolegos? Pats autorius nurodo čia tos tokius savo žanrinės ribas ir kontekstus, minė Jamesą Bondą, ten kitus rašytojus ir filmus, nes akivaizdu, kad šitoj knygoje labai tas viskas yra persipinę. Ir tas literatūrinis lygmuo, ir literatūrinės aliuzijos, ir filminės, jos net sunku kartais atskirti, iš kur čia kas yra. Bet aš tai šitą knygą skaitydamas labiausiai galvoju apie pasakas. Pasaka apie gudrų berną. Ir žinoma, tas pasakas, kur veikia koks nors stebuklingas įrankis, lazdelė, kardas ar panašiai. Man atrodo, čia toks gal giliausias, gal ir paties autoriaus sąmoningai nesuvoktas toksai pagrindas. Tai yra iš tikrųjų tokia pasaka apie tokį vaikiną, kuris bet kokioje situacijoje, bet kokioje aplinkoje toj greitai susigaudo, toj suranda geriausią sprendimą ir žinoma, jeigu jau reikalas pasidaro iš tikrųjų rimtas, tai jisai suranda, pasiima savo tą stebuklingą įrankį, tą ranką ir jos pagalba galų gale visus tos priešus įveikia. Agnė sakė, kad siužetas yra nuspėjimas, bet man atrodo, kad čia ne tik, kad nėra nieko blogo, bet kaip tik atitinka tą pasakojimo stilių. Čia juk nėra detektyvas, kur mes laukiam pačiam gale to jau atskleidimo ir paaiškinimo, kas tenais blogasis ir dėl ko jisai ką ten darė. Čia iš tikrųjų tas kiekvienos situacijos adrenalininė vertė yra pats svarbiausias dalykas, kiek mes kaip skaitytojai persikeliam į tą aplinką, į tą vietą, kiek mums baisus tas priešas ir kiek didelis tas pavojus ir kiek jisai, kaip tam įdomiai, gudriai tam protagonistui pavyksta iš tos situacijos išsisukti. Ir čia ką Agnė sakė apie autoriaus pomėgius, dviračiai, buriavimas. Čia akivaizdžiai matyti, kad jis apie tos dalykus ir rašo ir juos sugeba įjungti į tą siužetą. Aišku, čia jam rankos jo nesurištos, yra ateitis, galima prisigalvoti visokiausių variantų ir visokiausių dalykų. Bet šiaip ar taip, aš beveik niekad nejaučiau, kad autorius kažkur plaukiotų ar tiesiog iš Google trauktų pirmas pasitaikiusias žinias, ir kaip čia dabar reikia man tą papasakoti. Jis iš karto įveda, taip sakant, į vidurį veiksmo ir paaiškina, kaip jisai čia dabar su kompiuterių pagalba ar su savo dviračio ar dar ten kokiu nors priemonių pagalba, kaip jis čia su kovos su blogiečiais. Patikimai ir atrodo visas tas pasakojimas dėl to, kad... Ignas neliko įtikintas. Jūs jau beveik mane įtikino, taip sklandžiai viską ir tiek daug. Aš nesutikčiau, kad čia yra pasakojimas apie ateitį, pirmiausia. Tai yra dabartis. Aš neradau nieko romane, kas būtų iš ateities. Netgi, sakyčiau, šiandien skaitant, tai būtent tai yra 24 ir mes jau juos puikiai žinom. Ir kas mane, Lauryna pradžiugino, o mane sukėlė abejonių, tai būtent ta pasaka ir būtent ta burtų lazdelė. Aš negalėjau atsikratyti minties, kad tai pasiskolinta iš tų pačių priešų, su kuriais personažas kovoja. Nes pas juos folklore labai daug yra tokio gulėk ant pečiaus, bet pagauk auksinę žuvelę ir jinai išpildys visus tavo norus. Ir gali būti visiškai durnas, bet tu vis tiek būsi nemirtingas. Tai šitoj knygoje šiek tiek šito... nepaleido šitą mintis. Dabar reikia, aišku, pasakyti kažką ir gero. Taip, mes su Antanu mokėmės kartu mokykloje, paralelinėse klasėse. Jisai užaugęs
Užupio rajone, dabar tas rajonas yra prestižinis, tada ten galėjai ne tik gauti galvą, ten galėjai tiesiog žūti. Vienas baisiausių rajonų buvo tuo metu. Nežinau, kiek tai turi įtakos šitam dalykė, tas išgyvenimo kažkoks momentas. Bet aš pagirti turbūt norėčiau už tai, kad kalba yra labai įtikinama ir atrodo, kad Antanas, jeigu ten nebuvęs pilkoji zonai, tai draugų iš ten jis tikrai nemažai turi. Ar su tais, kurie ten buriuoja laisvų nuo fronto, aš čia nepasileisiu juokauti. Tai va, bet tuo pačiu mane tai kažkaip stabdė nuo tokio įstraukimo, apie ką sako Laurynas. Nes kaip Agnė minėjo, kad tai yra nuspėjama, taip, tai yra labai nuspėjama ir nuo pat pradžių, kadangi autorius jau iškart paaiškina, ką jis rašys, kaip jis rašys, kas tai bus per komiksas ir nežiūrint tai, kad tai yra, jeigu lyginant su maistu, atsakiau jau Lauryną, tai čia net ne antras patiekalas restorane, tai yra slapti naktiniai užkandžiai su visais padažais ir su visais ingredientais, kur tiesiog tu negali to atsivalgyti. Jo. Bet labai anksti, man atrodo, tai pradeda neveikti, nes tu jau viską žinai, tu viską matęs, tu viską skaitęs, net jeigu tu nematęs Jameso Bondo ar Borno, ar tu neskaitęs Karo, mes tiesiog tame gyvename. O knygoj daugiau tarsi, tai yra komiksas, bet toks labai, jis per anksti man įvyko ir vat aš kažkaip, beje, autoriui šitą sakiau, nesusimušėm, viskas gerai. Dar ne. Tiesą pasakius, galiu išduoti. Antanas kažkada kreipėsi, sako, kaip tu manai, ar tai galėtų tapti filmu? Tu čia užbėgi man už akių. Gerai. Atsiprašau. Gerai, tai gerai, vėliau. Sakyk. Ne, aš pasakiau, kad ne, nes reikia tada kažką dar rašyti. Jo, nes dabar tai yra komiksas. Jo, labai, taip, aš sutinku, kad tai yra atsisėdi ir tai yra knygos dar vienas privalumas, tai yra vieno ypo knyga, kaip kino scenarijus. Skaitai, paskui pasidarai išvadas, tokias kaip Laurynas ir tokias kaip aš. Bet, žodžiu, man atrodo, iki kino reikia, gal antra dalis bus. Aš nesutikčiau, kad personažas yra tas visai durnas, kuris gulia ant pečiaus. Pirmas dalykas yra humoro jausmas, kuris iš karto rodo intelektą ir tas jis net šiek tiek primena tuos visus, nežinau, ukrainiečių naratyvo propagandinius memus, kurie nuo pat karo pradžios jų ta visa. Aišku, čia yra galbūt ir numėgdžiota, bet personažas tą turi. Personažas yra apsiskaitęs, jisai žino Čipą ir Deilą ir jisai žino ten, nežinau, kažkokios tai filosofos ar kažkokios tai klasikos knygas. Pagavimas kažkokio tai, nežinau, ironiško momento, tai nerodo, kad jisai visai kvailas ir pagal jo patirtį, jam ten, jis ne 20 metų, kuris būtų bernas, jam kiek ten 49, jis jau žmogus su patirtimi. Tai va, tai mane tai visai įtikino, kad jisai nėra nei ten žioplas, nei ten jam tiesiog pasisekė, kad gal turi žmogus. Ne, kad žioplas ne. Ne žioplas, bet, kad ne. Būtų žuvęs pirmam puslapį, jeigu būtų žioplas. Tai iš tikrųjų, čia Ignas tokius rimtus priekaištus ar klausimus šitai knygai iškėlė, vat kaip yra su ta ateitimi, ar čia yra romanas apie ateitį. Ir čia toks, tas aš pats iš savo asmeninės rašymo patirties galiu pasakyti, ta artimos ateities rašymas, jisai labai yra klastingas dėl to, kad praeina keli metai ir ta artima ateitis jau dabar yra. Ir tas, aš netgi man pasirodė keista, kad jis taip kažkur ten išnašai pažymi, kada tas romanas parašytas, nes čia yra labai svarbi žinia, kurią skaitytojas turėtų žinoti iš pat pradžių maždaug, nuo kur tu atsispiri. Bet iš kitos pusės,
ta jo pagrindinė tema, ar ne, Ukrainos karas, Rusijos agresija, ji dėja yra aktuali ir dabar, ir dar aktualesnė tam tikrą prasme. Man įdomus buvo tas techno motyvas su tais visais išjunginėjimais rusiškų technologijų arba ten įjunginėjimais tų raketų per kompiuterių tinklus. Ir čia aš sakyčiau, čia autorius gal šitą ir pramatė, juk va štai paskutiniai įvykiai Irane, kur, kaip žinom, ten žvalgyba sekė pačius aukščiausius asmenis, būtent per internetą, per gatvių kameras ir panašiai. Tai čia savotiškai šitas jo rašymas, kuris buvo, gal pusiau toks numatymas tuo metu, kai jis rašė, jis jau yra tapęs realybė ir, su tokia nuostaba atpažįsti tai, kas vyko. Tai aš ir minėjau, kad tas atrodo, kad jisai žino, tikrai pasidomėjęs ir gal tuo labiau jis pats savanoris šaulys, bendrauja su kariškiais apie tai ir apie tą patį dronų karą. Tikrai ne šiandien jau yra pradėta šnekėti daug anksčiau. Aš gal dar 2 dalykus spėjau paminėsiu. Tai vienas su ta visa tas, nebe cyber, bet ta technologinė pusė. Taip, man patiko ir vienoje vietoje aš tiesiog žvėgiau su ašarom, neišduosiu, bet kaip susidarojama su rusų mokslininku. Tai ten tiesiog plojau, tai čia viskas tvarkoj. Bet tuo pat metu dar vienas dalykas, kuris man šiek tiek užkliuvo. Ir tai galbūt yra dėl to, ką sako Laurynas, kad rašai apie netolimą ateitį ir naudoji netolimos ateities rekvizitus, ne? Aš turiu omeny, kas čia nupiešė? Taip. Aš norėjau paklausti, ką jūs galvojate apie tai. Čia žmogus nupiešė? Ne, bet patikta, kad Jo, bet va tas, kadangi kai žmogus rašo apie frontą ir apie visą tą, kaip naudojant tas dronas technologiją ir tu kažkiek puslapių matai tą, tuos iliustracijas ir tada pradedi galvoti, o tekste, man kelis kartus aš grįžau atgal, dar perskaičiau, galvoju, negali būti, Antanas tikrai nenaudos šitą dalyką. Bet kadangi žinau, kad jis yra programuotojas, aitišnik, iš vis jisai nuo senai gyvena dar kompiuteriniam pasaulyje, tai visą laiką, bet čia gal asmeninis toks dalykas, kad aš jo net paklausiu, klausyk, nenaudojai čia? Ne, sakė, tikrai nenaudojau dirbtinį intelektą. Tai galvoju rašydamas. Man irgi buvo... Taip, Jo, man irgi buvo šitą mintis. Tiesiog užpuoliau, jo. Irgi taip pat pagalvojau, kažin kaip tenai. Man atrodo šitoje vietoje... Ką tu, Laurynai, galvoji apie šitas iliustracijas? Iliustracijos iš tikrųjų, čia yra tokio, kaip pasakyti, greitai senstančio naujumo pavyzdys. Gal dar 24 metais čia atrodė, įdomu, čia, žiūrėk, panaudoja ir štai ir mūsų autoriai panaudoja tokias pažangias technologijas, tai iš tikrųjų dabar jau atrodo, pigokai. Bet apie tą patio teksto rašymą, aš pats studentų darbus taisydamas jau išmokau atpažinti, kaip tas ChatGPT toks stilius yra. Galbūt rašo nebūtinai vien ChatGPT, bet jau toks stilius, nepaprastai sklandus ir tuščias. Ir su vienodo didumo pastraipomis ir panašiai. Tai čia tas humoras, kurį minėjo, tas toks labai toks sausas ir toks sarkastiškas humoras, nemanau, kad, nebent jis turi prieėjimą prie kažkokių labai gilių, labai brangių dirbtinio intelekto programų, kurios tokį dalyką gali padaryti. Melagis tikrai, jeigu sako, taip ir yra. Ar dar turim ką pridurti, ką paklausti, ką pastebėti? Galvau, tikrai nepradėsiu nuo masterio, nes nežaidus nei vieno kompiuterinio žaidimo, neskaitant Tetrio turbūt daugiau.
Ir aš galvoju, aš nieko nesuprasiu ir panašiai. Ir kai pradėjau skaityti ir užverčiau knygą, man labai asocijavosi, labai aišku pasidarė filmas 2000 km iki Andrijevkos. Ten irgi yra pilkoji zona, ten irgi yra ta tokia kalba, yra paimta iš ten. Tiesiog tie žodžiai, paaiškinimai ir visa kita yra iš ten. Vadinasi, autorius tikrai gerai žino ir susipažinęs. Ir kas man toj knygoje labiausiai patiko, man susidarė įspūdis, ko trūko filme, kaip vyksta dabartinis karas. Dronai, kur slėptis. Man ta knyga labai įvaizdino šiuolaikinį karą. Ir kaip sakot, kad šiuolaikinį, aš vis tiek įsivaizduoju karą biškai kitaip. Ir Andrijevka ir šita knyga, aš įsivaizduoju karą ateityje. Dėl tų iliustracijų šiek tiek, nes jis labai autorius kritikuojamas dėl iliustracijų, bet kažkaip, aš tai sakyčiau, gal tiesiog laisviau žiūrėti kaip į žanrą tokį, kaip sakėt, komiksai. Ir kadangi žmogus pats viską darė, ta prasme, prie tos knygos leidykla nedirbo, jisai pats tiek tekstą maketavosi, tiek pačias iliustracijas visas pats darė. Tai taip, jeigu nesi menininkas, tai tos iliustracijos gaunasi tokios. Jos kliūna, kad matai, kad dirbtinis intelektas, ypatingai iš veidų visų, bet, bet tiesiog atleidi. Tikrai mes jį sveikinam, bet mes čia susirinkom prisikabinti. Taip, norėtųsi tokių. Kaip senais laikais užupį čia. Dėkuoju. Jeigu daugiau pastebėjimų apie masterį nėra, tai tuomet eikim prie antrosios knygos, prie Kostos Strielkūno detektyvo, kurį pristatys mes. Gerai. Tai detektyvas, tai ne per daug dažnas žanras, man atrodo, ir lietuvių literatūroje yra. Ir man atrodo, vien tas dalykas, kai pasako detektyvą kažkas parašė, taip truputį iškart įsitempi. Gerai, paskaitykim. Iš karto kažkokia distancija atsiranda. Ir paimdamas šitą knygą, irgi taip pagalvojom, čia debiutas, Strielkūnas Kostas, pavardė tokia gera autorius, bet vardas jau kitoks, ne? Ir tada, kas jis toks, ir tik pradėjus skaityti, visą tai iškart išnyko. Ir tik pradėjus skaityti, iš pradžio atrodo, jau kažką atpažįsti, jau čia bus kažkokia klasikinė struktūra, bet staiga, kai pradeda lyst mitologiniai personažai, kai pradeda velniai, kai pradeda herojus bendrauti su personažais, kurie yra ir ant viršelio, bet tuos personažus mato tik jisai ir tik jisai su jais gali kalbėti. Demonai pasirodo ne tik vidiniai, bet ir išoriniai. Tie demonai gali būti ir žmonės, ir demonai žmonėse, ir visoje bendruomenėje. Kažkaip visą tai labai traukia. Gerai, jeigu sulygint su tarkim, Midsomeriu kokio, ne? Tai ten, kaip ten sako, yra dvi pavojingiausios vietos žemėje. Pirmoji vietoje tai yra tasai Miss Marple Cabot Cove miestelis. Antroji vietoje yra Midsomeris, nes tiek žmonių net pilkoji zonai nežūsta, kiek ten. Strielkūnas lietuvių šitoj maždaug erdvėjus vejasi. Pagal tiek, kiek Kalniškyje galima nužudyti žmonių. Beje, aš pažiūrėjau, Kalniškis jis yra Pasvalio rajone, šalia Trajoniškio, ir Kalniškis ribojasi su Gaidynė. Jokios ironijos, Gaidys yra šviesos simbolis. Ir ten nėra nei vieno namo,
bet už 3-4 kilometrų yra Pasvalio rajone pakankamai žymus partizanų bunkeris. Ten galima nuvažiuoti ir pamatyti visą ekskursiją. Tai visi tie namai buvo, bet žuvo visi. Jo, čia neaišku, kiek jis tuo rėmėsi. Tai va, jeigu taip išskirti, kas labiausiai, man atrodo, veikia šitam detektyve, tai man atrodo atmosfera ir nuotaika. Aš klausiau interviu su Kryževičiumi Strelkūno. Ir man pasirodė irgi vienas įdomus dalykas, kai jo paklausė, kadangi, detektyvai rašomi nuo galo, mes žinome atsakymą ir bandom sukurti siužetą, intrigą, kad mes visi skaitytumėm. Pasirodo, Strelkūnas nežinojo galo. Ir jisai iki pat galo, jis pats ėjo tuo keliu kaip ir mes. Už šitą aš norėčiau pagirti, ar tai super sėkmė, ar jis, aš tikiu, kad jis labai talentingas, nes nežinant pabaigos, taip rašyti, tai yra praktiškai savižudybė. Bet jisai išplaukė. Tai ir sukurti nuotaiką su visa ta, kaip čia pavadinti dabar, čia turbūt toksai super gausus vaišių stalas, kur net nežinai, pradedi ragauti ir paskui jau pamiršti, ką valgai jau. Bet viskas skanu ir čia jau tik kitą dieną suprasi, kas su tavim atsitiko. Labai rekomenduoju. Aš vienintelio negaliu pasakyti dalyko, tai kadangi nesu detektyvų fanas, sakau, kad intriga išlieka iki galo. Ir kadangi jau minėjau, kad daug knygų skaitau dėl to, kad pažiūrėti, ar tai gali tapti kita kalba, kino kalba, tai šita knyga gali tapti kino kalba. Tik truputį įbersiu gal druskos, kadangi tai pirmas autoriaus romanas ir tai jaučiasi ir jis tokį torto gabalą su sriuba antrų patiekalų ir su desertu bando apžioti. Kaip ir sakau, pradedi pamiršti, man atrodo, jis pats pamiršta, truputį pasimeta personažai, žodžiu, yra nemažai makalinės, bet jeigu, pavyzdžiui, ateitų dramaturgas šalia jo, nuramintų ir sakytų, šitą paliekam knygui, o šitą perkeliam į ekraną, viskas būtų įmanoma. Tai šiaip, gana mėgstu detektyvus, nesu didelis jų toks visiškai ryjantis jos be perstojo, bet detektyvai dar nuo jaunystės ten Conan Doyle ir Agatos Christie. Tikrai smagus man žanras. Ir man atrodo, apskritai jis turbūt labiausiai artimiausias yra jau tai, ką mes vadinam rimtąją literatūrą, nes čia reikia ne vien tik tai tokio, sugebėjimo lankstyti siužetą ir kurti intrigą, kaip sakykime, trileryje, bet reikia ir tokio psichologinio subtilumo, reikia suvokti ir parodyti, kaip žmonės elgiasi viešumoje ir kokie iš tikrųjų yra, ką jie slepia, kokie yra ten gilminiai motyvai. Ir, aišku, reikia išmanyti ir tą suvokti ir kaip ta iš atskirų individų sudaryta visuomenė veikia, ar ne, kaip jie tai socialinius vaidmenis kokius turi. Tai, man atrodo, ta tokia socialinė dalis yra gana vykusi. Vaizduoja tokį realų istorinį mūsų laikų kaimą pirmiausia, nors ten yra kita priešprieša, Vilnius yra, bet veiksmas vyksta žinoma kaime ir ten tie tipažai ir tos paskutinio 30 metų istorijos su tais tipažais susijusios, ten koks nors verslininkas, politikas. Man atrodo, tie, kurie yra buvę apskrityse, rajonuose, tie žino tokį tipą kiekvienam rajone. Paskui ten laikraštis toks su laikraštininkais, bažnyčia su kunigu, vietinė užeiga. Man tos, beje, užeigos man sėkmingiausias pasirodė, tokios atmosferos.
aprašymas. Gal ir dėl to tu čia tiek kulinarinių metaforų naudojai, ja, kalbėdamas apie knygą. Bet kur, pavyzdžiui, tikrai aiškiai matosi tokios spragos ir skylės, tai kai jau kalbam apie istoriją. Ten ta partizanų linija, tikrai net ir iš bendro išsilavinimo sunku patikėti, kad tie partizanai būtų tokie kaušai, kad manytų, jog kažkokie ten senoviniai dukatai jiems Stalino laikų Lietuvoje, tai bus lobis ir padės jiems ten nusipirkti ginklų ir išgyventi ir taip toliau ir panašiai. Žinot, kaip pinigai funkcionavo Stalino Lietuvoje, tai čia visiškai atskiros istorijos, kas juos imtų ir ten ir pirktų. Taip, sutinku. Ten tokia prasideda iš vienos pusės tokia vėl pasaka, kur galvoji, stop, gal kažką. Bet, kad aš kažkaip pradėjau taip skaityti toj vietoj, kadangi pats herojus yra visiškai pasimetęs, kovoja savo tais vidiniais demonais. Ta prasme, jis iš vis atvažiavo čia tam, kad patirti laimę kažkokią, bet pasirodo, kad ten viskas sugriuvo. Ir partizanai toj linijai pasakoja, ne? Jie irgi visiškai desperacijai yra. Ta prasme, jie jau žuvę beveik. Ir ten su ta, čia gal personažų negalima, žodžiu, kai jie ateina pas tą raganėlę, tarkim, aš toliau nesakysiu, kas buvo, ne? Bet tik tas žodis raganėlė, man atrodo, buvo kaip raktas, kad jeigu jau partizanai eina pagalbos, ieško kažkokio atramos, tai jie tokioj desperacijai yra. Ir paskui tas motyvas su tuo ežeru, kad, velnias yra ne ugnyje, o vandenyje ir tu paskesi. Gal aš čia per daug prisigalvojau, bet galbūt aš bandžiau išteisinti tą, kas iš pradžių užkliuvo. Tai vat... Aš irgi galiu pateisinti papildomai šitą liniją partizanų. Aš tiesiog supratau taip, kad jie sėdėjo tiesiog pusę metų mažoj patalpoj ir iš tos desperacijos, nusivylimų, iš to neišėjimo ir nebeturėjimo kur dėtis, tu pradedi Taip, labai negražiai pasakysiu, pavažiuoja stogas. Tai aš irgi kažkaip tai pagalvojau, kad gali būti jo labiau, kad ten yra kažkuris vardas, kuris diktuoja tą, tai tu irgi labai negali nepaklusti, ar kažkaip, man tai kažkaip ta vieta tai visai okei. Ir apskritai aš pagalvojau, kad labai dabar daug romanų eina apie miestą, o čia yra toks sugrįžimas į kaimą. Ir dabar net kaimas keliamas į miestą daugiau arba, tokių miesto romanų. Čia tas kaimas, nedidelis kaimelis. Ir kadangi aš pati ir gyvenusi kaime, tai aš žinau, kad visi tie personažai kaip ir truputį stereotipiniai, bet, kaip ir Laurynas sakė, jie yra, taip ir yra, kad tas kunigas su prabangia mašina ir prabangių laikrodžių, ar ten tie verslininkai, politikai tampa gelbėtojais, nes čiagi kiek daug davė pinigų ir ten kažką. Tai bet man labai įdomus ir kitas, čia detektyvo yra ta viena linija, bet tai yra irgi ir paties to personažo Roko augimas. Apie tuos mitinius, kurie tik tai ją matosi, aš irgi turiu versiją ir aš rašiausi, kiek tenai, kas čia jie tokie yra. Protas ir emocijos, ar ne, kritikas ir godėjas, kas paskui kažkaip man išėjo, kad vienas iš jų yra kūryba, kitas yra racionalus protas. Antis ir vilkas. Taip, apie antį ir vilką šneku. Ir paskui netgi galvojau, kad vilkas tai yra tas, kas Lietuvoje mitologiškai reiškia. Tai antis yra ta, nuo kurios prasidėjo pasaulio sukūrimas, jinai padėjo tą kiaušinį, iš kurio pasaulis radosi, o vilkas tas, kuris įvedė tvarką, sostinė, geležinis vilkas. Ir man tada tie personažai pasidaro nebe kažkokie, jie teigiami,
gerąją prasme. Tai man labai patiko ir šita dalis ir man nebuvo chaoso, nebuvo, kad aš valgyčiau tortą, silkę, mėsą, žuvį, mišrainę, vėl tortą. Man kažkaip labai nuosaikiai suėjo visi tie padalinti tokie, nežinau, tos linijos sukarpytos. Tai Nu, bet chaoso ten yra tiek kitam lygmenį, tai kalbiniam lygmenį. Vaignas sakė, kad šitą romaną būtų galima ekranizuoti, bet aš noriu jo paklausti, kaip galima ekranizuoti tokį romaną, kur veikėjai kalba didžiąją dalį tokia naujoviška, suanglėjusia vadinama kalba, ar ne, su daug tų angliškų žodžių, kartais ir kas antram sakiny. O paskui staiga, kalbėdami tiesioginiai kalboj, staiga pereina į visiškai literatūrišką pasakojimą, ten tą legendą apie velnę. Ir jinai kaip iš enciklopedijos paimta. Arba net vieną norėčiau pacituoti, čia staiga tokia publicistinis išlenda pasažas, vėlgi atseit gyvai šnekantis. Vienas iš veikėjų sako, įsisenėjęs supratimas, kad visi politikai vagys trukdo iš tiesų domėtis šalies valdymu, kadangi didžiąją dalimi viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos siekiant skaitomumo ir žiūrimumo, stengiamas įtikti vyraujančiai negatyviai nuomonė ir užkirtamas kelias bet kokiam politinio raštingumo gerinimui. Šito nebūtų filme. Mintis tai teisinga, bet nieks taip nekalba. Taip, bet aš jau prieš tai atsakiau, kad jeigu suvesti su dramaturgu, nuraminti autorių ir dramaturgas, tada tas, kuris rašo kino scenarijus, sakytų labai gerai, bet mums reikia žmogiško dialogo. Dar tokią citatėlę negaliu, man labai jinai patinka. Čia kur jau kaip apie partizanus kalbama, kaip suprantam, tais laikais visų tų naujoviškų žodelių nebuvo. Bet štai autorius rašo, kad rusai, nors turėjo žymiai daugiau pajėgumų iš pradžių, performino prastai. Tai čia. velnė. Reikia. Čia velnės kaltas. Kalniška velnės įsisuko. Tai įsisuko apie tą velnę, tai čia gerai, kad tu pasakėjai, nes viską per jį galima pradėti teisinti tada, ne? Kad... Bet ar taip ir nėra? Ar autorius galų gale ir nepaaiškina viso to nusikaltimo? Kas yra, mano supratimu, svarbiausia detektyvo vieta, ar ne, detektyvo pagrindas, tai motyvacija. Iš kur tas blogis? Tai čia šitam romane paaiškėja, kad vienas dalykas, tai prezidentas nekaltas, aplinka kalta. Žmonės nekalti, bet čia velniai kažkokie, išlindo, sugundė ir panašiai. Ir galim sakyti, kad, toks yra tokia išeitis ir yra toks variantas, bet man tas kelia nerimą dėl to, kad pirmam savo romane autorius jau tokią koncepciją pateikė. Ir ten tam pati motyvacija ir tas visas nusikaltimų išaiškinimas, man atrodė, kad jisai ir pats nelabai jo tiki, nes taip greitai tik išrašo, nes reikia, kad susivestų visi galai, ar ne. Čia iš tikrųjų man yra klausimas, kur jeigu jis galvoja apie detektyvų rašymą toliau, kur jis nueis, jeigu jau pačiam pirmam rūne nėra tos motyvacijos, ar ne, jinai tokia aiškus demonas. Tai žinoma, kai taip. Gal jam reiktų įti ne į detektyvus, o į tiesiog romanų psichologinės linijas, vesti santykių linijas. Man, pavyzdžiui, šitame romane labai gražiai tas santykis vystosi, kaip jisai sustinka kitą merginą ir kaip jo tas nuoširdumas, kad tiesiog čia aistra ir paskui visas perauginėtas išeinėjimas iš buvusių santykių. Tai man, pavyzdžiui, šita linija yra labai graži ir tikra ir kažkaip tai ir tos moteris, merginos, jos yra tokios tikros, visos moteris, ir kaimo, ir miesto, ir
Nepasirodė man jos nei viena kalba kalbančios, nei vienaip atrodančios, kaip nekuriuose kitose knygose iš šitų. Tai va, o tokios gyvos, tai va, aš už šitą turiu labai pagirimą autoriui, nes ne visada vyrai autoriai pagauna moters charakterį, personažą, ne visada parodo taip, kad aš tikėjau, pažinau, kad čia taip apie tai yra. Girdėjau gandus, kad tai bus tęsinys, tai aš labai linkėčiau autoriui būtent, ką jūs ir pasakėt, tą moters būtent tą. Man labai įdomi buvo tyrėja ir man jos visą laiką trūko. Gal aš necituosiu, nes išduosiu truputį. Ten ta gale, tik pasakysiu, scena, kur jinai viena prie ežero. Atrodė, kad va dabar viskas ir, bet taip, gal čia dėl to, gal žinojo, kad antra dalis bus, gal dėl to jis tai parašė, bet, žodžiu, labiausiai intrigavo tą tyrėją. Ir ten ta scena, kai jinai tam name ateina, ką jinai pamato. Žodžiu, iš ten galima kitą knygą parašyti arba filmą padaryti. Galima, jau kad fokusuotis yra dvi. Viena iš to, ką mato Rokas, o kita iš to, ką mato tyrėja. Nes kartais jinai keičiasi. Ir man irgi kažkaip norėjosi galbūt pusiausvyros lygesnės, jeigu jau tada tos fokusuotas kaitaliojasi. Baigiam šneką apie Strelkūną, pradėkim tada šneka apie paskutinį mūsų šito vakaro autorių ir knygą. Tai yra Tamsa, Ryja Tamsa, Gintautas Ivanickas, rašytojas, vertėjas iš Kauno. Žinomas žmogus, pirmiausia, fantastinės literatūros mėgėjams. Ilgą laiką buvo susijęs su, turbūt rimčiausia Lietuvoje vien tik fantastinės literatūros leidykla Eridanas. Gal ir vienintelė, kuri leido vien tik tai fantastinę literatūrą. Ir aš ir jaunesnės kartos skaitytojai tikrai prisimena tą didžiulę seriją su tokia brošiūrų, su spalvotais ryškiais viršeliais. Tokiu rudu popieriu. Taip. Dabar jau tos leidyklos nėra, bet tos knygos iš tikrųjų išleistos funkcionavo ir buvo skaitomos. Ir šita knyga yra pristatoma kaip maginės fantastikos kūrinys. Ir mes iškart nuo pirmųjų puslapių pasineriam į tai, kas tokio tipo istorijų yra ir svarbiausias bruožas, ir gal ir didžiausia malonumą teikiantis dalykas. Ir čia aš turiu omeny ir skaitytoją, ir rašytoją. Tai yra pasaulio kūrimas. Ir čia, aišku, visiškai atskiras pasaulis su savo istorija, geografija, kalendoriumi, valstybėmis, titulais, kalbomis, tautomis ir viskuo kitu. Čia veikia daug tų herojų, labai tokia plati skalė, nuo kilmingųjų ir karalių iki plėšikų. Pagrindiniai turbūt yra 3, toks aristokratas, karys Dorenas Estuo, tada jo bendražygė, tokios paslaptingos kilmės, bet nemažiau kovinga ir nemažiau gudri Piendu Guili. Ir vienos iš tų valstybių, kur daugiausiai veiksmas vyksta, toks valstybės veikėjas Tagertas Esre. Kaip matot, vardai irgi sukurti įsivaizduoti ir kad nekiltų painiavos tose varduose ir tose veikėjose, tai autorius juos visus išvardijo knygos gale. Ir ten skaitome, kad karališkoji giminė turi pavardę Montel, taigi pagaliau suprantam, iš kur savo sceninį slapyvardį paėmė Donatas Montvydas. Aišku, knygoje yra ne tik tas world building, kaip sakoma angliškai, tas pasaulio statyba, bet ir toks avantiūrinis siužetas, sakyčiau, dvi istorijos persipinančios.
Viena yra kova dėl valdžios, dėl karūnos istorija, kuri pilna, žinoma, ir kautinių, ir nužudimų, ir sąmokslų, ir persirengimų, ir slaptų pranešimų, ir priešmirtinių prisipažinimų, ir padėties bei išeities, ir išsigelbėjimo, ir, žodžiu, visko, ko reikia ir kas turi būti. Antroji istorijoje labiau ta intriga sukasi apie išmintį, magiją. Čia šitam pasaulyje tie dalykai nėra atskiri. Tai vienas visatas, ten kalbama apie akademiją, kuri ugdo reginčiuosius, suprask tokią elitinę, aristokratinę kastą. Toje akademijoje daromi visokie alcheminiai eksperimentai, saugomos knygos su gyvybės ir mirties paslapties įminimu ir panašiai. Ir, tie akademikai ir tie dalykai staiga nepaaiškinamai dingsta ir aišku, kyla klausimas, kas juos pradangino ir kodėl. Aš galiu apie tuos personažus, kurių yra sąrašas galutinis. Man iš tikrųjų pabodo vartyti šitą galą. Tie vardai tyčia taip sunkiai sugalvoti, kad tu jų neįsimintum, išskyrus ten tuos 3 pagrindinius galbūt. Kai kurie veikėjai atsiranda ir iš karto yra nunuodėjami, tai kam? O kai kur kažkuris skyrius prasideda vardu, ten tiesiog žvejas, kuris sėdėjo, brandom tiesiog ir čia jisai įtrauktas. Kam viso to reikia? Kodėl tada negalima pasakyti, kad žvejas? Kodėl negalima prieš pavardę pasakyti, kad leitenantas, ar ten karalius, ar karalienė, ar ten patikė? Kažkaip labai įdomiai. Ir man su tais vardais buvo taip sudėtinga, kad ir dar tie fragmentai šokinėjantis pasakojimo paties, ir dar tie vardai, tu jau įsidėmėjai iš to žmonės, tada atsirado kiti žmonės ir man galiausiai jie pasidarė visi plokšti ir vienodi, bet tokių kažkokių gilesnių charakterių, nes jų tiek yra daug, kad tiesiog per tą gausą neįmanoma įsidėmėti ir susidaryti vaizdą. Tu tiesiog atsiverti, pažiūri, ką jisai daro, toliau skaitai. Žodžiu, aš kankinausi su tuo. Ir kitas dalykas, maža to, kad tų personažų yra be proto daug, tai tarp tų personažų moterų, spėkit kiek? Čia viena. Dar Čintoj yra. Čintoj yra, taip, bet o parodyti, kur Činta yra šitame visame žemėlapį? Kamputyje. Bet labai karingos. Tai karingos, bet jos... Ir nuo ko už kokius 4. Palaukit. Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo sesers. Tai ta sesuo mitinė, kažkoks mitinis, bet kaip mes jinai sakome. Ir atvedė į šitą žemės, ta prasme. Bet jinai atvedė į tą žemės ir staiga visos moteris kažkur tai... Yra čia 2, viena ten ta patikėtinė pabaigoje irgi pasiranda. Žodžiu, visi mes sakom padėk Dievę, o ten visi vyrai sako, ten padeda sesuo. Dėmesio yra. Taip, bet tai yra tik tai žodis. O pačios tos personažės, ta Pien, kurios ten vardas sudėtingesnis. Gyvatė tiesiog. Gyvatė, taip. Taip, gyvatė. Tai tiesiog gyvatė, tai yra, žodžiu, viena tamsi, kita blondinė. Abidvi labai jaunos, abidvi labai gražios. Vyresnių moterų skyrus ten tą bendruomenę, kuri ten irgi, nežinau, paminėta kartą ten, tas visas motinėlės bevardės. Bevardės, jos net vardų neturi. Bet rytų kultūroje žmogus, kam tas personažas? Tiesiog jų daug. O Činta yra toks tarsi... Tai nežinau. Aš pasigėdau ir man jos šitame visame ir tada galvoju, autoriaus valia pasirinkti čia fantastiką, jisai gali daryti, formuoti tą visuomenę taip, kaip nori, jo valia, ir tai yra normalus, turi tokią teisę. Jam gal neįdomu būtų čia pridėti kažkokių tai lygių dalykų, bet tada man pasidaro nebeįdomu skaityti. Jo, čia galima dėl to sutikti, kad autorius, aš čia bandau kažkaip pateisinti, bet taip, turbūt su moterų personažais taip šiek tiek sunkiau jam.
aišku, Pien moka ją tango valdyti, tai yra tam tikras ginklas, jinai suvystytų visus mus kartu ir tam taip toliau, bet jis viską per tą jėgą, per jėgą, nu tokia super. Aš tik noriu paklausti, ar esat bandę žaisti fantastinį žaidimą, ne kompiuterinį? Fantastinį. Nu, čia 90-ais maždaug, gal įgavo. Rolių žaidimą tą? Jo, rolių žaidimą. Nežaidžiau, bet žinau, kas tai per daiktas. Jo, ir man teko, mane buvo įtraukę Mykolas. Jo, ir kažkaip man šita knyga būtent priminė tai, kas yra va, tas fantastinis... kur tiesiog pasineri ir staiga žiūri, kad jau 3:30 atėjom po mokyklos. Ir čia sėdim prie stalo ir čia jau tikrai pusė sužeistų, be rankų, nunuodytų ir taip toliau. Man tai kitas asociacijas iššaukė šitą knygą. Nors čia tai yra kaip ir maginė fantastika, bet iš tikrųjų tos magijos nėra čia. Įtin daug, čia daugiau toks tikrai, tu sakytum, padažas, o ne patiekalas. Bet ką iš tikrųjų gyvai primena, tai tą pačią jaunystės lektūrą, kurią aš šiek tiek jaunesnis būdamas už Ivanicką, bet vis tiek ją skaičiau. Tai yra, pirmiausia, ta nuotykinės literatūros klasika. Ir Dumas, man atrodo, čia būtų iš karto pirmas autorius, pirmas vardas, kurį prisimintume, ten yra šiek tiek ir Edgaro Poe, man atrodo, tokių dalykų, ir Viktoro Hugo ir panašiai. Ir, iš tikrųjų gali sakyti, kad dabar jaunimas jų vaizduotę užkuria visai kiti dalykai ir gal kitos ir medijos, bet šia prasme man tai visai gražu, kad autorius liko ištikimas savo jaunystės tai lektūrai, ir pabandė ją taip transformuoti teikdamas jai tokios tos magijos ir fantastinį tokį kampą. Bet vis dėlto tas avantiūrinis siužetas, jis galbūt iš pradžių toks atrodo truputį per plačiai pasiūtas šitai knygai. Atrodo, kad autoriaus ambicija buvo iš karto jau daryti tokius statinį, į kurį tilptų kokia serija romanų ir panašiai. Bet ir kitas dalykas, dar man įdomu būtų tavo, Ignai, nuomonę sužinot, ar čia irgi nėra šiek tiek ir kino įtakos pamesti priekyje kažkokį siužetą be paaiškinimo, be nieko ir po to sugrįžti prie jo po daugybės puslapių, žodžiu, po tam tikro laiko. Tik tai problemėlė, knygoje tu daug prasčiau prisimeni, kas ten buvo. Nes filme tu turi personažą, aktorių, ten labai konkretų vaizdą, kurį tu paskui vėl gali prisiminti. O štai knygoje ten koks nors ten vardas ir jeigu tų vardų daug, tai ir pasimeti. Čia toks... Jo, čia gera, įdomi įžvalga. Šiaip ir man buvo kilus ta mintis, kad jis tarsi remiasi, tokia struktūra tarsi, bet aišku, knygų jinai neveikia. Nes netgi, kai man kilo šitas irgi įtarimas, ar kaip pavadinti, aš žiūriu, kad aš per dažnai atsiverčiu žemėlapį ir per dažnai atsiverčiu galą. Taip. Tam, kad suvokti, kaip jis bando visą tai sutalpinti šitą. Bet aš tada vėl prie pagirų truputį grįšiu. Nežiūrint visų ten, kažkokių kabliukų, ar kažkokių ne iki galo išvystytų dalykų. Vienas sudėtingiausių, man atrodo, kūrėjui uždavinių, nesvarbu, čia kinas ar literatūra, yra įtikinti. Ir jis nuo pat pradžių mane įtikina. Aš, ta prasme, ne tai blogai pasakiau, žiūrėkit, kai mums sako fantastika, sako, tai čia viskas ir bus pasaka, ne? Bet netrukdo. Nuo pat pradžių netrukdo. Labai greit priėmė žaidimo taisyklės.
galbūt tai, kad tu pasakai, vat, nuotykiniai romanai, ten Diuma, Hugo, mes visą tai jau kažkur girdėję ir jis kaip kažkokius archetipus naudoja ir mums iš karto viskas aišku. Gerai, toks pasaulis. Belieka tik kartais atsiversti arba personažus. Bet už tai ir netgi, pavyzdžiui, ten yra toks epizodas, kai mes taiga nusikeliam į tą Čintą, į tą, aš dabar nepasituosiu, tą miestą, nemirusių miestą. Taip, yra ten. Įplaukimą. Tai ten toks kaip iš žiedų valdovo atrodo, jau praktiškai mes pradedam žiūrėti filmą tiesiog. Bet žiedų valdovas ne per vieną filmą išėjęs, per kelis. Tai va, čia kinas, ta prasme, sakau, daryti vienos serijos tikrai neužtektų. Kaip minėjau. Arba kažkokių 5 dalių filmą. Biudžetai susimestų visos Baltijos šalis, dar Lenkija prisidėtų. Ir Činta dar prisidėtų. Činta tikrai turėtų prisidėti. Gal kažkas ir pavyks. Čintas būtų indėlis pats didžiausias. Arba reiktų tik su tais ūkuose filmuoti. Jeigu su lietuvišku biudžetu, tai tik tos ūkus filmuoti. Tokius rūką kažkokį. Aš norėjau dar reaguoti tavo tą pasakymą, kad tu įkrenti tą pasaulį, nepaisant ten kažkokiu to siužeto tokio išsišakojimo per didelio. Prie to prisideda ir kalba. Nes iš visų šitų romanų, tai jo kalba yra artimiausia, turtingiausia ir artimiausia tokiai, kaip mes suvokiam klasikiniai literatūriniai kalbai. Iš tikrųjų, tas vaizdas piešiamas labai sklandžiai ir tie herojų atskirių kalbėsena yra individualizuota ir paieškota ir netgi tie naujadarai, tarkim, pistoletas, ten yra, tame pasaulyje yra maža kryslis. Gražus žodis. Tikrai gesuonis, yra ten toks daiktas, ugnitas, taip toliau ir panašiai. Matyt, kad su kalba jisai dirba sąmoningai ir tikrai nemažai. Vartus galėtų sklandesnius tiesiog. Matai, čia irgi yra tam tikras žaidimas. Tie vardai neturi priminti nei vienos gyvos kalbos. Ir čia toksai, reikia ilgai pakrapštyti galvą. Dėl to sutinku, jisai matosi, kad, kaip sakant, ne pirmas jo bandymas rašyti. Čia kaip automobilių gamintojai, žinai, sako, dar ankstesniais laikais turėdavo ten tokį visų kalbų bazę ir kai sugalvodavo naują kokios nors mašinos modelio pavadinimą, tai pirmiausia žiūrėdavo toje bazėje, kad kokia nors kalba tas pavadinimas nereikštų ko nors nešvankaus ar dar kažko, ar ne. Tai čia toksai, mažesnių mastų jam panašus uždavinys yra, kaip sugalvoti vardą, kuris nebūtų nei lietuviškas, nei prancūziškas, nei panašus. Nei Ikėjos baldai. Lengviau negu Ikėjos baldai. Nežinau, bet apie tą įtikinimą, o man vis dėlto pritrūko tos magijos ir tos fantastikos. Aš įskaičiau kaip istoriją. Tikėjausi labai daug fantastikos, perskaičiau kaip tiesiog istorinį. Taip, tai neegzistuojanti šalis, bet tai, kuo jinai skiriasi nuo bet kurios kitos kažkokios besikūrenčios civilizacijos, kurioje mes buvom. Dėl tų maginių kažkokių, jie kažkaip, nežinau, bet šita vieta manęs neįtikino, kad tai būtų fantastika. Ką klausytojai mano apie tos pasaulius? Aš norėjau pasakyti, kad dar vienos moters nepaminėjo, tai yra plėšikė, kuri apsimetinėjo neįgalia pradžioj, kur seilinuosi. Tai ten dar viena moteris yra. Admirolas, kuri prisistato vyriškai dėl to, kad nebūtų gėda jos ten dėdė ar kažką, žodžiu. Bet norėjau pasakyti, kad dabar daugybė fantastinės literatūros, kurią rašo moteris, kurioje pagrindinės herojės yra moteris, nelaimingos paauglės, man jau tas, sakant, labai smarkiai nusibodo. O yra daugybė klasikinės geros literatūros, kur veikia vieni vyrai. Pavyzdžiui, dabar skaitau Sienkiewicziaus Tvaną, tai ten moteris yra viena.
Beveik. Ir man nieko netrūksta, jeigu tai yra gerai parašyta knyga. Gal nereikia lytiškumo prikišinėti autoriui. Dėkoju. Už įrašą šito susitikimo esam dėkingi Vaidotui, dėkoju Agniai, dėkoju Ignui, dėkoju jums publika, dėkoju Maironio muziejui, dėkoju fotografui Arvidui ir linkiu jums geros vasaros lektūros ir iki susitikimo tada rudenį. Ačiū. Mėly bičiuliai, čia buvo Literatūros savaitės klubo tinklalaidė. Ją parengė Kauno literatūros biuras, partneris Maironio Lietuvių literatūros muziejus. Dėkojame Vytauto Didžiojo universitetui, Romos Akadolskio medijų laboratorijai. Įrašė Vaidotas Balys, montavo Juta Kiudė. Muzikinę vinjetę sukūrė Marius Narbutis. Jei tinklalaidė jums patiko ir manote, kad ją turėtų paklausyti ir kiti, padėkite patiktuką, kitaip sakant, laiką. Naujų laidų garantuotai nepraleisit užsiprenumeravę mūsų kanalą. Ačiū, kad klausėtės. Iki malonaus.